Labadiena visiems. Šios dienos mūsų pokalbio tema yra apie širdies ir kraujagyslių ligų priežastis. Šios lygos yra pagrindinės ankstyvos mirties priežastys. Kasmet nuo širdies kraujagyslių ligų miršta apie 18 milijonų žmonių. Vien nuo miokardo infarkto miršta apie 10 milijonų žmonių. Ir miokardo infarkto rizika didesnė yra vyresniems vyrams, taip pat 50-55 metų amžiaus moterims. Bet pastaruoju metu yra stebima ir aiški infarkto jaunėjimo tendencija. Vis dažniau pasitaiko tarp jaunesnio amžiaus žmonių. Lietuvoje nuo miokardo infarkto kasmet miršta apie 7 000 žmonių. Ir viso nuo širdies kraujagyslių ligų miršta net 22 000 gyventojų kasmet. Tai yra labai daug. Ir Lietuvoje širdies kraujagyslių ligas, kaip teigia statistika, sukelia 32% visų mirčių, bet Lietuvoje gyventojų mirtingumas yra 2 kartus didesnis negu likusioje Europos Sąjungoje. Kokia pagrindinė priežastis ankstyvos mirties? Yra moksliniai tyrimai, kurie nustatė neginčiamą faktą, kad netinkama, nesubalansuota mityba yra pasaulinė viso pasaulio mastu ankstyvos mirties priežastis. Anksčiau, prieš 70-80 metų, mūsų mityba buvo subalansuota, buvo natūrali, mes viską gaudavom, kas reikalinga mūsų organizmui ir nereikėdavo jokių papildomų preparatų naudoti. Tiesiog iš močiutės sodo. Ir taip užtekdavo vitaminų, mineralų, sveikųjų riebalų ir svarbiausia pagrindinių riebalinių rūgščių omega 6 ir omega 3 santykis buvo normalus. Tačiau atsiradus itin perdirbtam maistui, prieš 70-80 metų pramoninių maistų, industrializuotam maistui, situacija labai pasikeitė. Dabar mes vartojame maistą, kuriame labai mažai maistinių medžiagų. Tai yra vitaminų, mineralų, polifenolių, tačiau daug cukraus, nesveikų riebalų. Tai yra tiesiog tuščios kalorijos, mažai skaidulų. Ir svarbiausia, kad labai išsibalansavo omega 6, omega 3 santykis. Pagal mūsų genetiką tas santykis turėtų būti 1:1, omega 6 ir omega 3. Mokslininkai rekomenduoja, kad tas santykis būtų nedidesnis negu 3:1. Kodėl? Omega 6 tai sausumos riebalai, kurie patekę į organizmą sukelia organizmo uždegimą. Ir tas uždegimas, jeigu jis yra ūminis ir laikinas, yra naudingas. Nes uždegimo metu mes galim kovoti su virusais, bakterijomis, taip pat su vėžinėmis ląstelėmis. Bet jeigu mes gaunam perteklinį kiekį omega 6, tai tas uždegimas tampa lėtiniu ir sukelia įvairias problemas organizmui. Tai pradėjus naudoti itin perdirbtą maistą arba industrinį maistą pramoninį, tas santykis pradėjo didėti. Ir dabartiniu metu Lietuvoje sudaro 12:1, Europos Sąjungoje 15:1, o blogiausia situacija yra Šiaurės Amerikoje, kur vidutinis santykis yra 25:1. Kokios yra pasiekmes to disbalanso omega 6, omega 3? Tai silpnesnė smegenų funkcija, imuninės sistemos efektyvumas krenta, širdies funkcija silpnėja, oda, sąnarių, raumenų skausmai atsiranda, prastesnė plaukų kokybė. Praktiškai tai paliečia viso organizmo sistemas. Labai svarbus yra omega 3 riebalinės rūgšties vaidmuo mūsų sveikatai, nes omega 3 riebalinės rūgštys jos mažina uždegimą. Todėl reikia labai stengtis, kad organizmui netrūktų omega 3. Europos komisijos duomenimis 21 metų statistika rodo, kad Lietuvoje kasmet dėl omega 3 trūkumo susirga daugiau kaip 23 000 žmonių. Ir iš jų apie 1,5 tūkstančio žmonių miršta dėl dietos, kurioje yra
per mažai omega 3. Jeigu tas disbalansas, omega 6, omega 3 disbalansas tęsiasi ilgai, 4, 5 ar 10 metų, iš pradžių jis būna besimptomis, nesukelia jokių simptomų, tačiau anksčiau ir vėliau šitas lėtinis sisteminis uždegimas virsta lygomis, lėtinėmis lygomis. Ir pirmoji labiausiai pavojinga ir labiausiai sukelianti didžiulį įtaką žmonių sveikatai, tai yra nepalankios priežastys, nepalankios pasekmės, tai yra širdies kraujagyslių lygos. Tai yra pagrindinė ta lygų grupė, kuri atsiranda dėl lėtinio sisteminio uždegimo. Antroje vietoje onkologinės lygos, trečioje vietoje autoimuninės lygos ir daugelis dar kitų lygų. Kaip vyksta kraujagyslių kalkėjimas? Čia yra du momentai. Tam, kad blogasis cholesterolis nusėstų ant vidinės kraujagyslių sienelės ir formuotų aterosklerotinės plokštelės, arba kitaip kalbant, vyktų kraujagyslių kalkėjimas, reikalingas kraujagyslių uždegimas arba vaskulitas. Blogasis cholesterolis nenusėda ant kraujagyslių sienelės ir nesukelia kraujagyslių kalkėjimo, jeigu nėra uždegimo. Ir kai vyksta kraujagyslių kalkėjimas, siaurėja kraujagyslių spindis ir su laiku ta kraujagyslė visai užanka ir gali atsirasti tokios komplikacijos kaip miokardo infarktas arba insultas. Taip atrodo normali kraujagyslė, nepaliesta uždegimo ir šiuo atveju cholesterolis nesugeba nusėsti ir formuoti daug sukalkėjimo. Čia yra uždegimas, uždegiminė vidinė sienelė ir ant jos nusėda blogasis cholesterolis, formuojasi aterosklerotinės plokštelės, vyksta užkalkėjimas, vėliau atsiranda trombai, krešuliukai, jie gali užkimšti kraujagyslę ir dalis smegenų staiga negauna kraujo, badauja ir žūna ir įvyksta insultas. Omega 3 trūkumas sumažina taip pat omega 3 indeksą, kurį mes galime nustatyti atliekant kraujo tyrimą. Omega 3 indeksas parodo, ar nėra rizika sirgti širdies kraujagyslių ligom. Mums labai svarbu omega 3 indeksą palaikyti reikalingam lygyje, ne mažiau, kad 8 procentai būtų, geriausia 10 procentų. Taip pat skystėja kraujas. Tai omega 3 indeksą mes galim pakelti tik tuo atveju, jeigu omega 6, omega 3 santykis yra nedidesnis kaip 3 ir 1. Kokie yra rekomenduojami omega 6, omega 3 santykiai įvairių lygų metu? Tai mokslininkai yra nustatę, kad jeigu mes sumažiname omega 6, omega 3 santykį iki 4 ir 1, tai net 70 procentų sumažėja rizika sirgti nuo širdies kraujagyslių ligų. Taigi, mums labai svarbu žinoti, kad tikroji širdies kraujagyslių ligų priežastis visai ne vien cholesterinas, cholesterolis ar ten riebus maistas, kaip ilgą laiką manyta, bet taip pat ir perteklinis pridėtinio cukraus vartojimas, lėtinis stresas. Prieš keletą metų buvo padarytas atradimas, kad tikroji širdies kraujagyslių ligų priežastis yra kraujagyslių ar arterijų sienelės uždegimas. Jeigu tokio uždegimo nėra, cholesterinas nesikaupia ant kraujagyslių sienelės, o tiesiog laisvai cirkuliuoja kraujyje. Perteklinis omega 6 turinčių maisto produktų ir rafinuotų angliavandenių vartojimas yra pagrindinė lėtinio sisteminio uždegimo sukelto vaskulito priežastis. Čia reikėtų taip pat žinoti, kad gliukozės koncentracijos dažni svyravimai, kurie dažniausiai atsiranda užkandžiavimo metu tarp pagrindinių valgymų, savo ruožtu irgi pažeidžia arterijų sieneles. Didžiulė problema yra paslėptas pridėtinis cukrus duonoje, taip pat kečupe, kituose produktuose. Perteklinis pridėtinis cukrus gali
virsti sočiaisiais riebalais ir dėl to atsiranda nutukimas, ypač pilvinis nutukimas, pilvo apimties padidėjimas, liemens padidėjimas, o tai yra rizikos veiksnys miokardo infarktui. Maisto pramonė dėja gamina ir reklamuoja produktus, kuriuose yra labai daug pridėtinio cukraus, rafinuotų angliavandenių ir visa tai yra labai žalinga organizmui. Taip pat deda nemažai omega-6 riebalų, kurie prailgina galiojimo laiką, suteikia prekinę išvaizdą, skonį pagerina. Ir prie tokio nesveiko maisto yra pratinami vaikai nuo mažens. Nemažai paslėpto cukraus yra kečupe. Tai yra produktas, kurį dažnai žmonės naudoja valgant mėsos produktus. Taigi vien tik cholesteroliui mažinti vaistų, tai vadinamų statinų skirimas, nesprendžia tokių sveikatos problemų kaip kraujospūdžio padidėjimas, nutukimas, metabolinis sindromas ar cukraligė, diabetas. Yra nustatyta, kad širdies kraujagyslių ligų ir jų komplikacijų rizika nesumažėja sumažinus cholesterolio lygį kraujyje. Deja, dauguma gydytojų ignoruoja nemedikamentinius lygų korekcijos metodus. Šios lygos, civilizacijos lygos, tikrai gali būti kontroliuojamos ir gyvenimo būdos, ir mitybos pokyčiais. Šiek tiek žinių apie cholesterolį. Net 80% cholesterolio pagamina pats organizmas kepenyse. Tai yra ląstelių, ypač smegenų ląstelių, statybinė medžiaga. Taip pat cholesterolis reikalingas tulžies rūgščių, vitamino D, neuronų dangalo, ląstelių membranų, lytinių hormonų gamybai. Padidėjęs cholesterolio lygis dažnai būna naudingas, nes jis kartais gelbėja mus ir nuo demencijų, pavyzdžiui, nuo Alzheimerio ligos. Cholesterolis būtinas organizmui, tai yra lyg transportinis laivas, nes jis transportuoja riebalų rūgštis į ląsteles. Kasgi lemia cholesterolio lygio padidėjimą? Tai, kaip minėjau, maistas, sotieji riebalai, transriebalai, rafinuoti angliavandeniai, bet tai sudaro tik apie 30%. Kartais ir veganams nustatomas padidėjęs cholesterolio lygis. Tačiau reikėtų žinoti, kad ir padidėjęs cukraus kiekis kraujyje, taip pat diabetas, lėtinis stresas irgi sukelia cholesterolio lygio padidėjimą kraujyje. Rūkymas, perteklinis alkoholio vartojimas irgi taip pat skatina cholesterolio padidėjimą. Cholesterolio kiekio koncentracijos padidėjimas stebimas taip pat ir nėštumo metu. Ir jeigu yra profesionalus sportas, jeigu yra didžiuliai krūviai, tai irgi tuo metu gali būti šioks toks padidėjimas. Taigi tikroji širdies kraujagyslių ligų priežastis ne tik riebaus maisto ar sočiųjų riebalų vartojimas, ne blogojo cholesterolio padidėjimas, bet lėtinis kraujagyslių uždegimas, vaskulitas, arteriitas. Todėl reikėtų ne vien cholesterolio kiekį mažinti vaistais, statinais, bet kartu stabdyti ir visai panaikinti vaskulitą. Tai yra tikrąją širdies kraujagyslių ligų priežastį. Nesant uždegimui, blogasis cholesterolis nesugeba kauptis ant vidinės kraujagyslių sienelės ir formuoti sukalkėjimą, aterosklerotinės plokšteles, kurios siaurintų kraujagyslių spindį. Tuomet išnyksta rizika atsirasti miokardo infarktui, insultui. Todėl rekomendacijos vien skirti statinus, vaistus cholesterolio mažinimui ir laikytis dietos, ribojančios riebalų vartojimą ir nieko nedaryti, mažinant lėtinį uždegimą, nebelaikomos mokslu ir tyrimu pagrįstomis.
Nėra ne vieno cheminio sintetinio vaisto galinčio panaikinti ar sustabdyti lėtinį uždegimą. Vienintelis kelias - tai koregavusi mytybą subalansuoti dviejų riebalų rūgščių omega 6 ir omega 3 santyki mūsų ląstelėse. Bet vien tik mitybos koregavimas, tai yra omega 6 riebalų ribojimas ir riebių jūros žuvų gausus vartojimas, dėja nėra pakankamai efektingas. Todėl uždegimo mažinimui reikėtų papildomai vartoti medžiagų apykaitą koreguojančius preparatus. Ir geriausiai šiam tikslui tiktų žuvų taukų ir alyvogių aliejaus mišinys. Tai vadinamas balanso aliejus, kur omega 3 sujungta su polifenoliais, antioksidantais, kurie pakankamai ilgai apsaugo omega 3 nuo oksidacijos arba nuo sunaikinimo. Ar turite lėtinį kraujagyslių uždegimą? Galite lengvai sužinoti atlikę sauso kraujo lašo tyrimą. Kelis lašus kraujo iš piršto paėmus namų sąlygomis savarankiškai, mėginys siunčiamas gali būti į nepriklausomą Oslo universiteto laboratoriją ištyrimui ir tuomet mes gautumėm atsakymą, kuriame būtų aišku, ar yra lėtinis uždegimas ir koks to uždegimo mastas. Ačiū uždėmesį ir linkiu nesirgti širdies kraujagyslių ligomis.